Sveiki, štai situacija. Kažkas atsisėdo ant žmogaus skrybėlės. Reakcija. Cholerikas piktai šaukia, barasi, grasina. Kaip tu čia nematei, kaip tu čia žmogau ant mano skrybėlės atsisėdai. Flegmatikas ramiai savo dedasi ant galvos tą skrybėlę ir nueina šalin. Sangvinikui tai sukelia tik juoką. Jis juokėsi, kad žmogus sėdi ant jo skrybėlės ir juokėsi. O melancholikas net pravirksta iš liūdesio, kad ant jo mylimos skrybėlės kažkas atsisėdo ir dabar sėdi. Ir jam tik verksmą sukelia. Štai vat šitą situaciją panašiai kaip į tą skrybėlę mes reaguojame į pasaulį ir į save. Šitą situaciją apie skrybėlę aš pasakoju moteriai, kuri skundėsi, kad jai vargina liūdesys dėl buities, dėl viso pasaulio, to karų, neramumų ir taip toliau. O vyras šalia, tame pasaulyje, toj pačioj realybėje gyvendamas, nesirūpina nieko, lyg tai jam būtų viskas gerai. Gyvena savo gyvenimą. Ta suglamžyta skrybėlė tai mūsų pasaulis, mūsų realybė, tie karai, neramumai, kurie tarsi užsėda ant mūsų gyvenimo, ant mūsų noro gyventi ramiai, dirbti ramiai, kurti ir džiaugtis gyvenimu. Šitą temą mes pratęsėme kitą pirmadienį ir ta moteris padėkojo, kad įsigilinusi į save, į realybę ėmė viską žiūrėti pozityviai, o tai tas jau požiūris atskleidė daug naujo jos gyvenime ir jos galimybėse. Tokius pokalbius aš jau vedu nuo sausio mėnesio. Jie vadinasi pirmadieniniai pokalbiai. Jie vyksta Vilniaus centre, kavinėje Mano Guru, Vilniaus gatvėje 20. Man ta mintis buvo senai kilusi, bet ją įgyvendinau tik šiais metais, sausio mėnesį. Aš kada buvau Paryžiuje, buvau kitos miestuose, yra tradicijos, jums 100-metės tradicijos, ne vien tik paskaitos, seminarai, užsiėmimai, universitetai, bet yra ir tie kavinių pabendravimai, suėjimai, kurie tampa paskui ten ir kaip klubai. Suranda, kad žmogus galėtų, kad jis jaustų, tam mieste gyvenamas jaustų galimybę, kad aš galiu kažkur nueiti ir pabendrauti ne vien savo šeimos, ten draugų rate, kurie į savaime vyksta, kurio maža žmogui. Kodėl ne pas mus, kodėl Paryžiuje, ten Čikagoje ar ten kažkur buvau Frankfurte, kodėl ten yra, o pas mus nėra. Ir štai mes gražiai sutarėm su kavinė, aš ateinu 2 valandą, kiekvieną pirmadienį, geriu kavą, įsijungiu kompiuterį ir laukiu žmonių, laukiu, kas norės ateiti. Aš jau 10 metų vedu energetinius seminarus, bibliotekose, 3 amžiaus universitetuose, naudojusi, aš rašydamas knygas, iš Vasaros 5, aš net 5 knygas parašiau kartu su Alekseičiku, išklausiau daug žmonių istorijų ir Vatlavo Siūnio tą metodiką taikydamas, energetinio sveikatingumo, žmogaus galimybių, yra neribotos galimybės, kurių mes neieškom, neatrandam. Ir aš, jeigu tiek metų dirbdamas, kodėl aš negaliu pasinaudoti, pasidalinti tuo. Seminarai yra seminaruose, mes sueinam, analizuojam, kalbamės, ir aš išvažiuoju iki sekančio karto. O čia mes susėdam, bendraujam. Kartais man paskambina žmogus, kad jis norėtų tokią problemą ar kitokią. Ten nemigos, pergyvena dėl karo, kiti nori pabendrauti, pasiklausyti, įsigyti draugų. Vieni laukia to pirmadienio ir jau yra ritualiniai žmonės, kurie jau nuolatiniai. Kiti užsuka pakeliui eidami, tiesiog eina, yra skelbimas ant kavinės durų, yra didelis skelbimas ir parašyta 9 valandą ir mano telefonai, kurį man gali ir paskambinti ir taip. O aš sakykime, buvo atėjęs moteris, kuri dirba psichikos sveikatos centre. Kaip įdomiai visi mes klausėmės jos pasakojimų. Tai yra bendravimas. Taip. Ir ji pasakojo, kad ji ateina nuo ryto, sėda prie kompiuterio ir prie jos stovi eilės, visą dieną eilės, kurie nori gauti antidepresantų, raminančių ten nuo nemigos. Tai, suprantat,
100 000 daugiau padaugėjo per metus psichikos sveikatos centrų lankytojų, pacientų. Tai įsivaizduoju, gimstamumas mažėja, narkotikų didėja, taip toliau, taip toliau. Reiškia, pas mus tikrai sudėtingas tas gyvenimas ir mes tą sudėtingumo priimam į savo sielą ir trukdom savo gyventi tą gyvenimą. Kaip tik yra pasakyta, jeigu šalta, jeigu sunku ir dabar vyksta karai ir taip toliau, kai šalta, reikia šilčiau apsirengti ir puikiausiai jautiesi, kvėpuoji iš savo gražių gaivių oro, ne? O kūnas nešąla, kadangi tu šiltai apsirengi. Bet jeigu tu nusirengi tam šaltį, ką mes ir darom, ne? Negatyvumu, mes apsirengėm, nusirengėm negatyvumui save atstatom, ne? Mes jį priimame, mes jų ieškome, naudomės, o paskui gydomės. Ir kalbamės ten, sakykime, apie nemigą. Tai mano ir dabar knygą išleido Avicienos vilkų medžioklė, ten ar 5 puslapiai vien kaip ieškotos aukso valandos, kaip atrasta auksinį miego tašką, kaip sapnų panaudojimą viena moteris labai, labai gražiai ir pati dalinosi ir mes klausėm ir mano tą metodiką, kaip panaudoti sapnus, kaip atras likiminę globą. O likiminė globa, dalinamės visi. Likimas mums siunčia jis, jeigu jau gimė, mes tai reiškia jau palaiminti gimimu, atrasti to likimo dėsnius, ne? Bet jeigu mes nusisukę, ne likimas nuo mūsų nusisuka, mes nusisukam nuo likimo, dėmesingumo savo tema, energetinių skydų tema, tai skydais blokuoti tą negatyvumą, ne? O praleisti, kas yra gražu, kas prasminga, kas tau gali padėti, ne? Taip, ne? Miego terapijos 9 vektorių ten principas, ne? Lausiūnė metodika, ne? Miunchauzeno sindromas. Vat yra daugelis žmonių tas Miunchauzeno sindromas, mes susikuriam tą realybę, kuri bloga, kuri nerami, kuri ten, ir jo įgyvenam toj neramybėj. Visumos nematom, visumos, savo galimybių, matom tik savo trūkumus ir realybės trūkumus ir kankinamės ir daug žmonių tikrai vargsta. Neieškom. Šabloninis mąstymas. O dabar dar tas mus skatina net ir dirbtinio intelekto. Man labai gražus pavyzdys, jau pasakojo, reiškia, dirbtinio intelekto klausia, jis apvertė stiklinę, žiūri ją ir pasakoja, sako, sakykit man, aš turiu stiklinę, indą, kurio viršus uždaras, aklinas, o apačia tuščia. Ar galiu iš jos atsigerti? Dirbtinis intelektas sako, negalima iš jos atsigerti. Jis nesugalvoja, kad reikia apversti ir bus normali stiklinė. O štai mes tokio šabloninio mąstymo, klypinio mąstymo, ne? Ir mus veda tas prie vaistinių, prie psichikos sveikatos centrų. Bet kai kas ir ateina prie guru kavinės, į mano seminarus, į mano susitikimus, ne, bibliotekose ir 3 amžiaus universitetus, kur dabar buvo Trakuose, net 3 susitikimai per vieną dieną. Ir ateina prie guru kavinės, į guru kavinę, užsisako savo kavos, kalbamės, bendraujam, išsako problemą, sakykime, sekantį kartą aš nagrinėju, ieškau atsakymų. Ieškau, kartais reikia visą savaitę ir mėnesį ieškoti atsakymų, kad įsigilinti, įsijaus, dalinamės telefonais ir tarpusavį dalinasi. Ir, sakykime, viena atėjo, kuri 2 kilometrus, žiemą tai buvo, kada pusnis buvo, 2 kilometrus nuo Salininkų stotelės reikia eiti pėsčiomis. Paskui atvažiuoja pas mus ir ji viena gyvena. Ir ji pasakoja, kad ji džiaugiasi vienatvę. O šalia sėdi, kuri kankinasi. O štai mūsų bendravimas ir duoda. Jos pasikeičia telefonais, ne? Ir kokia didelė pagalba vieni kitam. Iš to paties, ką mes turim. Ne narkotikose, ne komentaruose, kur Google ten pikti šimtais. Vienas Seimūnas ten, jis kažkoks ten blogietis, ne? Ir iš esmės taip ir yra. Bet 100 tų blogietis, ir randa tą 100 ir dar 100 dar tęsia lygiai tokius pačius. Nu paskaityk, žmogau, ar ne? Tugi prarandi savo gyvenimą. Tu, rašydamas tą piktą komentarą, tu savo pyktį gamini, tu savo pasėjai savo sieloj pyktį. Ieškokime gyvenimo, atraskim knygą, sakykim, tu vienintelis esi, tu vienintelis gali. Tu vienintelis turi, ateitis tai mintis, gyvenimas tai stebuklas.
Kaip atsveikinu su depresija, atėjau su Alekseičiku kartu. Ieškokim to gyvenimo, kuo sunkiau, kuo mus labiau skatina neieškoti. Taip, tai gyvenimas skatina neieškoti, ne? Būti ten Google'ai, būti ten komentaruose ir taip toliau, ir televizijos žiniuose. Ieškokim savęs, nebūkim šabloniniai, nebūkim klipiniai. Gyvenimas yra gražus, pirmiausia, jis yra nepakartojamas, nesugrįšim ir klaidų tu neištaisysim, praradom taurį, va dabar 4 metai vyko karas, kurie nuo pirmos dienos pergyveno ir ten negyveno savo gyvenimo, o 4 metai praėjo, jau jie prarasti. Karai vyksta, visais istorijas, skaitykim istoriją, Europoje visas 100-mečio karai, 30 metų, 7 metų karai, ne, ten visada vyko, gyventi visada reikia. Gimdyti reikia, džiaugtis reikia, kurti, mylėti reikia. Sėkmės visiems. Mūsų pabendravimai vyksta tik pirmadieniais nuo 2, nuo 14 iki 16 valandos, bet mano telefonas 0687751147, jis veikia visada ir man dažnai skambina, aš ir švenčių dienomis dirbu, ir aš nuo ryto iki vakaro laukiu skambučių, dalinuosi, skambučiai ir man padeda, ir aš padedu. Visada miela bendrauti. Ieškokim, kurkim gyvenimą, kurkim ne tik pirmadieniais, bet ir kiekvieną dieną. Ateisit į pirmadienį ir sekantį pirmadienį, aš lauksiu jūsų kavinėje su kavos puoduku ir su energetiniais principais, energetiniais metodais. Iki susitikimų, iki pasimatymų. Būkite laimingi, energetiniai stipri. Sveikata ir laimė yra kūryba. Tai yra senas teiginys, bet jį dar pratęskim. Sveikata ir laimė yra ir darbas. Bet tas darbas, pradėjusi dirbti, ir tampa malonumu. Vat ieškokim tų malonumų. Ir vat tos laimingo gyvenimo kūrybo ieškokim taip pat malonumo, bet kokia prasme tu tampi laimingas savo, artimiesiems ir visiems. Sėkmės iki susitikimų. Laimingai.